Na ir labai įdomu pamatyti. Tik vasario mėnesį atsidariusi viešbutį šiais metais, Albatros Makadi. Tik atvažiavusi matosi vandens kalneliai. Priešais ir parduotuvės. Iškart atėjus pasitinka gyvos gėlės, labai skaniai kvepia įėjusi. Gražus baldai, interjero detalės. Viešbučio registratūra. Albatros Makadi. Čia pirmam aukšte desertinė kepyklėlė. Viešbutis turi 24 baseinus, 5 iš jų šildomi. Akvaparkas yra šildomas. Dabar išėjus čia nemaža scena, lauke vietų. Viešbutis nemažas tikrai, šeimų viešbutis. Priešais taip pat dar matosi didelis ekranas. Matosi yra dviračių. Po teritoriją važinėti. Išsidėstęs bungalais. Deliuks kambario tipas. Su dušu yra kosmetika. Kambarį apgyvenimas 2+1 arba 3 suaugę. Atnešama yra normali papildoma lova. Ir su vaizdu į baseiną ir jūrą. Minibare yra soft gėrimai, nemokamai ir vanduo. Kambariai tik tai gražus, šviesus. Family tipo kambarys. Ir vania taip pat atrodo. Kambarys yra atskirtas sienelė tik tai. Turi įvairių kambarių tipų ir su atskirtų durimis. Arba irgi family sujungti yra 2 deliuksai. Ir family kambariai yra pirmuose aukštuose. Priešais yra mini klubas vaikų. Vaikų žaidimo aikštelė. Užkandžių baras, yra picų krosnis. Kadangi viešbutė nėra a la carte restoranų, tai yra nemažai restoranų. Paplūdimyje jūra, kaip ir sakė, gali būti nueinanti, tai labiau jaučiasi vasarą, na ir žinoma nuo mėnulio fazių. Tai gali būti, kad yra apie 500 metrų. Jinai atsitraukia iki koralinio patrifo. Paplūdimyje tikrai gerokai labiau jaučiasi vėjas, nes šiandien ir vėjuota diena. Na, čia teritorija yra ramiau, užstoja pastatai. Kepyklėlės skanėstai. Prie įvažiavimo yra akvaparkas. Einame pasižiūrėti kalnelius.
Viešbuty yra ir mini klubas, ir virtualios realybės akiniai, kurie yra nemokamai skaičiuoti. Na, aktyvus šeimų viešbutis.